Kiekvienais metais kokybiško maisto šventė sulaukia vis daugiau gamintojų ir valgytojų, vartotojų, kurie renkasi tokius maisto produktus. Šventės populiarumas rodo, kad pasiūla ir paklausa ekologiškų maisto produktų su kiekvienais metais auga. Tai džiaugiamės būdami šios šventės organizatoriais ir tikimės, kad dar kitais metais turėsime dvigubai didesnį renginį Lietuvoje. Ekologiškumas mums prideda tą tokią pridėtinę vertę ir mes būtent tokį produktą norim pasiūlyti savo vartotojai. Žinom, kad tai yra papildomas darbas, bet mes manom, kad visas tas darbas yra būtent vertas to galutinio produkto ir kokybės ir skonio. Ekologiškumas visų pirma yra filosofija. Tiek įmonės, tiek mano. Man svarbu, jog aš galėčiau duoti tiek pirkėjams, tiek kitiems savo aplinkos žmonėms kokybišką, gerą, skanų produktą. Šiek tiek buvo mums patiems netikėta. Apskritai Lietuvoje tokio tipo produktai, rauginti, fermentuoti produktai, kuriuos mes gaminame, stipriai išpopuliarėjo. Tai galbūt kažkokia viltis buvo, kad būsime pastebėti jau šiais metais visą kitą, bet kad būsime pirmi, tai tikrai ne. Tai naudodamas progą dar kartą noriu padėkoti visiems balsavusiems. Tikrai mums bus didžiulė paskata tęsti mūsų veiklą ir toliau. Iš tikrųjų, šitas vertinimas mums reiškia labai daug. Ar tai pirma, ar antra, ar trečia vieta būti pastebėtiem. Ir kaip atsiemant prizą irgi paminėjau, kad šitas prizas yra mums kaip ūkiui, bet ypatingai šeimos vyrams, kurie dirba beprotiškai sunkų darbą. Aš turiu svajonę vieną dieną parodyti visiems, kaip atrodo tas procesas. Tai šitas vertinimas yra visų pirma jiems ir žemai lenkiu galvą visiems, kurie prisideda prie to proceso, kad klientas gautų šitą gerą, ekologišką, kokybišką produktą.